Nuo rugpjūčio 1 dienos Druskininkų jaunimo užimtumo centre netrūksta veiklos ir vaikų klegesio. Ten prasidėjo 2 savaitės truksianti vaikų stovykla Išjudink vasarą. Tokį dalyką išties organizuojam pirmą kartą, o idėja kilo jaunimo užimtumo centro tarybai, nes mūsų šios stovyklos principas buvo vyresni vaikai, kad vyresni mūsų jaunimo užimtumo centro vaikai užimtų jaunesnius ir jiems organizuotų veiklas. Stengiamės kiekvieną dieną organizuoti vis kitą veiklą. Tai toks mūsų šios stovyklos principas ir dėl to mes ją sugalvojom, kad vyresni išbandytų savo jėgas, ar jie gali dirbti su jaunesniais, kaip jie jaučiasi ir kad jie eitų į mūsų vėžes ir pagalvotų, kaip mes dirbam su jais. Išties aktyviai įsitraukia į kiekvieną veiklą. Vieni yra labiau aktyvesni, kiti yra labiau pasyvesni, bet kiekvienas yra įtraukiamas vienaip ar kitaip. Mes skatinam juos dalyvauti aktyviai, būti kūrybingais, kiekvieną dieną įvertinam šypsenėlėm, kas labiausiai, ar ten buvo labai paslaugus, ar labai aktyvus, ar labai kūrybingas, ar labai tiesiog energingas. Net ir už tai tu gali gauti šypseną, tai jie visi stengiasi ir nori, tų šypsenėlių labai nori. Kiekviena stovyklos Išjudink vasarą diena turi savo temą. Šiandien vaikai buvo supažindinami su tapymo ant vandens, kitaip dar vadinama ebru technika. Iš Alytaus atvykę ebru meistrai jaunuosius druskininkiečius mokė šios technikos subtilybių, o kiekvienas stovyklos dalyvis džiaugiasi savo sukurtais originaliais darbais. 6 metai domiuosi tapybą ant vandens. Anksčiau, kiek domėjausi Lietuvoje, tas nebuvo plačiai žinoma, naudojama tik tai knygų ryšyboje. Tai yra tapyba ant vandens, ant specialiai sutirštinto vandens yra kuriamas paveikslas, specialiais dažais ištaškomi dažai, suformuojamas norimas vaizdas ir po to visą tai perkeliama ant medžio, ant popieriaus, ant audinio, gali būti naudojami įvairūs paviršiai. Vaikam labai būna įdomu ir jie nori daryti tai dar ir vaikai yra patys geriausi mokiniai, nes jie labai greitai įsisavina. Ši technika įsisavinti yra labai paprasta, lengva, todėl vaikam labai patinka. Vaikų vasaros stovykloje laiką leidžia Druskininkų savivaldybės vaikai nuo 10 iki 13 metų, kurių susirinko net 21. Pirmoji stovyklos diena buvo skirta dalyvių susipažinimui. Vaikai žaidė įvairius susipažinimo žaidimus, kūrė koležus, kuriuose pristatė save, savo šeimą, draugus, svajones ir pomėgius. Kitos stovyklos dienos teminės – tai sporto, teatro, mokslo, laivelių gamybos dienos. Pasak stovyklos dalyvių, čia jie išmoko daug naujų dalykų ir ne vienas užsiminė, kad norėtų dar pratęsti buvimo stovykloje laiką. Ar jau bandai nupiešti piešinėlį? Jau nupiešiu. Ir kaip tau sekėsi? Normaliai, manau, kad gerai. O kiek jau dienų esi šitoj stovykloj ir papasakok, ką čia naujo išmokai? Leidom laivelius, darėm ant paplaščio, šiaip visokius cheminius bandymus darėm, sodą su actu maišėm. Kokie užsiėmimai tau šitoj stovykloj labiausiai patiko? Viskas labai patiko. Kol kas labiausiai patiko piešti ant vandens, bet mes dar ketinam eiti į Jonę parką ir aplamai draugų daug susiradau. Ir žaidimai čia labai patiko, daug naujų žaidimų. Tai džiaugiesi, kad teko sudalyvauti tokioje stovykloje? Taip, labai. Išmokom piešti ant vandens, daryti koležą, daug ko apskritai. Ar esi dar kada nors bandęs ebru piešti? Ne, ebru tai ne, pirmą kartą. Kas labiausiai patiko šioje stovykloje? Viskas apskritai čia žiauriai faina. Labai smagu. Daug draugų galima susirasti. Galėtų dar ilgiau būti biškį stovykloje. Anot Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorės Aušros Nedzinskienės, idėja organizuoti vaikų vasaros stovyklą pasiteisino ir netgi pralenkė jų lūkesčius. Vaikų susirinko tiek daug, kad ne kiekvienas norintis galėjo į ją patekti. Todėl rugpjūčio 16 dieną organizuojama antroji Išjudink vasarą vaikų stovykla.